klausau. Sveik, senelė. Sveikas gyvas, kas ten tu vakar atsitikę buvo? Pizda, žinok, užpysot nahui. O lietuviškai ir gražiai galima? Negalima. Tai klausau, nu tai galima normaliai paaiškinti, kas ir kaip. Aš, pavyzdžiui, nesupratau, apie ką tu iš viso čia norėjai pasakyti. Dabar taip, konkrečiai iš karto. Tik nesakyk, kad to nebuvo ar dar na. Tik iš karto klaus, kodėl taip įvyko. Kodėl atsirado Terminatorius vėl? Koks Terminatorius? Troikė. Tai dabar pasvaikim, į ką aš jam padariau. Man pohui, ką tu jam padarėjai. Aš klausiu, kodėl jis atsirado. Galim su tam pakalbėti, palaukški. Alio, Nu, galim padaryti kitaip. Šiandien nežinau, kaip aš spėsiu, bet rytoj nuo ryto aš tau galiu duoti kremą ir pats pasižiūrėsi viską, ką tu tik nori ir kokie klausimai tik kyla. Klausyk. Ir šiandien su dukra, vat ką tai dabar ir iš filmų išėjau. Ir šiandien visą dieną iki vėlaus vakaro būsiu su dukra. klausyk, aš su tavim ilgai dabar nekalbėsiu, aš tavęs nieko negazdinsiu, aš tik tau sakau, kaip dabar yra kokia situacija. Dabar jeigu tu iki 6 valandų nepanaikini visą tą pizdabrazę, kurį tu dabar padarei iki šio laiko, aš tau sakau, pirmom dienom lapkričio aš sustatau visą stalkerių klaną, išmetu visus nahui daiktus ir išsiunčiu jūsų visą servą nahui labai garsiai. Palauk. Jeigu tu nesutvarkai visą tą dalbaibizmą, kuris pas tave dabar čia vyksta. Jeigu tu nahui tiem pidarastam nepanaikini GM-us, jeigu tu jų nahui... Kremus. Man poho, aš tau sakau, aš viską žinau kaip yra, blядь. Vakar man įpisa 5 štukas čia atbano, o saviem sudėjo po 2 minutės, nahui. Aš įpisau 5 štukas, čia mano neplanopinti skryną, kur tu tam labai tvarkingai, gražiai tam visiems grasinai. Klausyk, o kodėl tu jų klanui įpisai po 2 minutės? Po 2 minutės, kai Hebra normaliai toliau kalbėjo, maždaug, kad kodėl Rykui neuždėjo čia atbano. Tai jiem tenais buvo po 5 minutės sudėtas čia atbanas, nepėjo po 5, o kas šitas skenas, kai tenais jie reiškėsi, jam buvo pradžių uždėta mažiau. Štai jam buvo uždėta šitą valandą laiko tik tai. Klausyk, iš kur atsirado kuris visus pisa 100%? Ne, Rypai, davai galim padaryti kitaip. Galim iki 6 valandų, aš tau šiandien platu ateini, ne? Aš tau duodu GM ir tu gali normaliai pasižiūrėti. Man nereikia jokių GM-ų, tu čia su tais GM-ais gali trojkiai aiškinti, gali kažkokiam miksam dalbajobam aiškinti. Aš tau sakau, baig mane nahui durninti. Kas tai yra durniai? Baig iš manęs daryti dalbajobą, blядь. Jeigu pas tave gali pasijungti kas nori, blядь, ir dėti čia atbanus ir dėlioti skilus kokius nori, aš tau sakau, visą tą pornografiją aš tau greit užbaigsiu. Jeigu išeis trojkė, tai dar žaidimas pas tave nesibaigs. Bet, blядь, jeigu išeis talkai, tu galėsi po 2 dienų užsidaryti savo nahui serverį. Aš tau sakau, baig mus nahui durninti, blядь. Aš suprantu, kad mes tau nenešam ten tokių pinigų, kur neša... Ne, Rypai, ne apie tai kalba eina nei ką. Ar kada nors su tavim blogai kalbėjau? Blядь, o aš kada nors su tavim kalbėjau blogai? Ne, nu, šiaip dabar tu tai darai, nors aš net nesuprantu nei apie ką, nei kas. Klausyk, aš tau vieną klausimą užduodu. Tu pasakyk, kai bus Hellboundas, pasibaigs visą tą pidarastiją, kuri buvo prieš jį. Pažinai, kad nei trojkė, nei šitas negali daugiau eiti su savo tom nesąmonėm. Man pohui, ar jie gali ar negali. Aš klausiu, kodėl supistas laimi 100% visas kovas, nahui, tu man atsakyk į šitą klausimą, blядь. Aš nežinau nei ką, ar jis laimi ar nelaimi, tiesiai išeisi, sakau. Tu, blядь, aš tau sakau, atsakyk man žmoniškai į klausimą, nes aš, nahui, jeigu tu man dabar neatsakysi normaliai, blядь, ir manęs nedurninsi, nahui, aš tau šiandien, blядь, visus talkus pastatau ir visi išeina, blядь, iš tavo servo, nahui. Tu manęs, blядь, nedurnink, žinok, liūtai, nahui. Aš neprašysiu iš tavęs, aš, nahui, tokiais dalbaimizmais neužsiminėsiu, blядь, neprašysiu tau, nahui, jokių pinigų, blядь. Aš tau galiu vieną paprastą dalyką pasakyti, ką mes su Masterium pastebėjom gal praeitą savaitę, tik tai paprasčiausiai niekaip neprieina man rankos gal sutvarkyti. Tai yra, kad veikia vienas supistas bukas, atsiprašau už susireiškimą, nes 2 kartus atidėti. Bet šitą, kur subklasių galima knygas pasiimti, tai kad jisai pasiėmė per daug, nes pas mus šitą neriboja šito dalyko. Liūtai. Miksas gali tą patį, kas nori gali tą patį bugą išnaudoti. Liūtai, blядь, aš tau sakau, aš tau nebus tokio bairio, kai buvo su pikasiniu, kai pas tai tie bairiai sutrojkė. Aš tau sakau konkrečiai.
Aš palauk, išklausyk. Palauk manęs išklausyk, aš tau sakau savo nuomonę. Visų žaidėjų nuomonę, kurį sėdi pas tavę servę. Aš, blėt, šiandien su visais persikalbėjau. Aš tau dar kartą sakau, aš neprašysiu iš tavęs jokių pinigų. Aš tai niekaip negazdinsiu. Aš tau man pohui visiškai. Aš tau sakau, aš tau sugriausiu nahui tą sociumą visą, kuris pas tavę bando susikurti. Sociumas, tu supranti, kas tai yra? Tai ne pinigai, tai, blėt, ne kas nors. Tai yra bendravimas, blėt, tarp žaidėjų. Aš tau sakau, sustatau visus pagrindinius talkus ir jeigu jie, blėt, išsimeta tos visus S-gradinius plus 15, setus visus, blėt, sustatau visus tau talkus, nahui, visus, blėt, šiandien. Ir jeigu, nahui, mes išeinam, tu gali kitą dieną uždaryti savo tą jobaną servą, blėt. Su savo visais trojkiam, blėt, su jų kurva pidarastiškais marazmais, blėt, su jų dievų vaidinimu, nahui. Aš tau sakau, baig mane, blėt, durninti, nahui. Nereikia man, blėt, dabar aiškinti apie savo bugus. Aš tau sakau, jeigu tai yra tavo servas ir kurva tu jame nesusitvarkai, blėt, ir aš turiu čia dabar nervuotis dėl to, kieno tai nahui yra problema, kieno, blėt. Kodėl jis pidarastas turi GM-ą? Kodėl, blėt, kažkokie pidarastai miksai, blėt, su cvekais, blėt, laksto nahui 7-9 levelio su 8-1 skylais, blėt. Kodėl viskas tas... Aš tau sakau, baig mane durninti. Kodėl atvažiavo... Man pohui, ką tu jam darėjai. Aš tau sakau. Man reikia, kad būtų lygios teisės. Man reikia, kad... Klausyk. Man reikia, kad baigtųsi, blėt, dievai tavo servė, kad baigtųsi terminatoriai, kad baigtųsi, blėt, mūsų žaidėjų žeminimai, nahui. Kad baigtųsi tą visą, nahui, pizdabrazę, kuri dabar pas tave vyksta. Noriu įpisu chatbaną 15K, noriu įpisu 5K, blėt, noriu teletabis vadinu, noriu teletabis įžeidimas, noriu neįžeidimas. Arba tu nahui savo tą trojkę sutvarkai ir pasiunti jį nahui, kaip aš dabar tai bandau pasiūsti. Arba tu sakau, nahui, mūsų neberasi ir tu pizdu daryk tu ką nori. Aš tau sakau, aš nahui išmėtau ir viskas, mūsų gerasis bendravimas tą dieną baigėsi. Viskas. Aš supranti, aš kentėjau labai ilgai, aš labai kantrų žmogus esu. Jeigu tu nesugebi, blėt, susitvarkyti savo servę, jeigu ta kažkokie miksai pidarastai daro, ką nori pas tai, šit rokės, blėt, nu pohu, jis tau prikiša pinigų, tai tu išrūrink jį taip, kad nahu jis nevaidintų dievo šitam servę, blėt. Paimk tu tos pinigus, bet tu padaryk taip, kad, blėt, aš neskambinčiau žmogui ir netikinėčiau jį, blėt, įneštų supistų 100 litų, kad jam būtų įdomu žaist. Jam nahu nebeįdomu žaist niekam tavo servę, kai pamato va tokį dalbaibizmą, kuris dabar vyksta. Tu mane supratai? Jeigu tu mane nors biški supratai, tu dabar, blėt, iki 6 valandų, nahui, sutvarkai viską, blėt, man pohui tavo bugai. Tavo ten masteriai, blėt, manęs neapisai. Ką jie ten daro? Už dyką jie tau dirbo, kaip dirba, ne? Viskas. Tu įdėjai Hellboundą, tu man pažadėjai. Pradžia buvo zaibys. Vėl pasirodė terminatoriai. Man to nahui nebereikia. Aš tau sakau, man to nahui nebereikia. Ne, viskas prikybo. Cvekai. Kodėl atvažiavo, blėt, iš Anglijos šitas, ne trojkė, o, nu, tadūnė atvažiavo, pamatė, blėt, pasyvose kem 9 kilus. Pasyvose kem 9 kilus? Taip. Kodėl jis pamatė tokius dalykus, blėt? Aš tu dar kartą aiškinu, kame buvo bugas ir aš tą bugą prašiau, sakau, savaitę, bet net nebuvau prie kompo, skridai. Aš tau dar kartą tą patį kartoju. Ir aš sakiau, kad kai aš prisėsiu normaliai, tai yra šiaip nuo šeštadienio aš ruošiau šitą visą pradėt dalyką tvarkyti ir priimti tuos visus kilus, kas paskais, kas kartai yra, nes ne tik pastrojkė tai yra ir ne tik jokla neįra. Aš nežinau, aš tau sakau, vakar, blėt, jokla nebuvo tokie pokalbiai. Rypui chatbanas, jūs, karoči, dabar biškiai įpisim, jūs tylėkit. Karoči, baikit nahui durnint, blėt, stalkus. Ne, Rypai, paprastas dalykas, supranti, kai tu pasijungi ir pradedi dėti, nu, tiesiai šviesiai pasakius, jau net maniškė sako, Rypas pasijungi ir daugiau nieko nedaro, kaip karoči deda. Sako, tai gali kalbėti ir vėl deda. Klausyk, man deda kiekvieną dieną, kai